над всею землею, да будет милость Твоя. Над всею землею, да будет слава Твоя. Kan? Aleliuja, sveiki visi. Čia maldos grupės prabudimas. Liūdimai, šiandieną mes turim labai nuostabią dieną. Ir šiandieną turim tikrai nemažai liūdimų iš mūsų mažutėlių, kurie šiandieną patyrė labai įdomių regėjimų iš dangiškų sferų. Vat mes turim mūsų mažutėlį vieną, jisai kalba italų kalba, bet mes turim, kas mums išvers. Severijo, papasakok, kas šiandieną tau nutiko? Matė Dievą. Ir kaip tai matėjai? E come l'hai visto? Tramite una visione. Turėjo regėjimą. Tai regėjimą, kai už tave meldžiausi, Quando pregava per te, ho avuto una visione. Quando pregava per te, Laura. kaip tu čia gulėjai ant žemės, jo? Quando eri sdraiato per terra. Viešpats atvėrė tavo akis Il Signore ti ha aperto gli occhi ir pakėlė tave į regėjimą. e ti ha rialzato nella visione, ti ha portato nella visione. Taip? Nu ir papasakok šiek tiek. Žinau, kad sunku papasakot dangiškus dalykus žemėje, bet tiesiog papasakok, ką tu matėjai. Dice che capisce che non è facile Kaip gali, nella vita terrena raccontare cose spirituali, però quello che riesci racconta il più possibile. Ok. Racconta. All'inizio ho visto una tigre. Iš pat pradžių matė tigrą, No, tigre, un ghepardo. Ghepardo. gepardą. jo. Poi ha detto che non è Dio. Suprato, kad ten ne Dievas turi omeny prieš, kad Ho prieš. preso la spada infuocata e l'ho combattuto. Paėmė kardą ugninį ir jį nugalėjo. Aleliuja. Supratai, kad reikia nugalėti, ne? Hai capito che devi combatterlo E l'ho combattuto. ir nugalėjo. Poi ho visto un'aquila che volava dal cielo Paskiau pamatė erelį, kuris skrydo danguje e si è posata sulla schiena di un leone. ir nusileido ant liūto nugaros. Poi ho visto i miei due angeli. Matė savo du angelus. Poi Gali Poi papasakot, ho visto un trono con Gesù e io che lo ventolavo. Dai, Pamatė sostą su Jėzumi ir jis su vietuoklė jam, è un altro angelo che gli lavava i piedi e l'altro che lo ventolava come me. vienas angelas taip pat darė kaip ir jisai su vietuoklė, o kitas plovė kojas Jėzui. wow. Il trono era infuocato. Sakė, kad buvo ugnies sostas, Gesù con la corona e la spada Jėzus buvo su karūna ir kardu e
ήσανες μπελιάτο. Paskiau prabudo jis. Hallelujah. Wow. Aleliuja, brangieji. Na, šitų namų šlovė, kaip matote, tikrai didi ir galinga. Mažutėliams atveramos sferos, mažutėliai pakeliami iki sosto, viešpats pats apsireiškia. Amen. Raštas tampa gyvas, sako, tuos, kuriuos myliu, tie, kurie vykdys įsakymą, aš pats jiems apsireikšiu. Amen. Jono 14 skyrius, man atrodo, ne? Taigi, wow, tikrai nuostabu. Išlaukia momento, Severija jau ne pirmą kartą lankosi pas mus ir laukiam, kada vaikas, kada pats jisai užsimanys. Amen. Ir vieną kartą, antrą kartą ar pradžiai buvo toksai, gal nebuvo toks labai pasiruošęs, įsitikinęs, kai sako, ne, bet matydamas, kas čia vyksta, vaikas tiesiog, wow, aš irgi noriu. Na ir šiandieną ta diena, haleluja, kai viešpats leido jį pakelti į sosto salę, pamatyti angelus, susitikti su viešpačiu, su cherubimais jo aplink sostą. Na, tai nuostabu. Aleliuja. Taigi, brangieji, mums dangus atviras, mums atvertas dangus per viešpaties kraują. Nebijokite ieškoti, trokškite, matyti, regėti, vaikščioti. Aleliuja. Taigi, visiems šalom, tai jums šitas liudijimas būna palaiminimas. Laiminam jūs Jėzaus vardu. Amen. Sudie.